Kas čia per 29 kavinukas, nesupratau, kodėl tokia kaina. Bošas 34. Pro šitos krūmus nepraeisi. Turi rasti labirintą. Išėjimą. Vien urvai. Va šitas kalnelis, vien urvai. Aš irgi nosytė deginu. Degi. Važiuoju pas Saragosą pasivažinėti. Ten ne pačia mieste, bet Alkampo. Pažiūrėsim, kas parduotuvėse, gal vaisių rasiu. Važiuoju į Alkampą. Čia netoli, kokie 1,5 kilometro, nedaugiau. Nu, pasižiūrėsiu, kas yra viduje. Pažioplinėsiu. Taip, piniginė yra. Čia centras visas. Ten tiesiai valgykla. Čia kvepalai. Pereinam, pasižiūrom. Čia irgi visokie kremai, kvepalai. Kavinukai. Mikrobanginės. Pigiausia 59, 60. Kas čia per 29 kavinukas, nesupratau, kodėl tokia kaina. Reikės pasižiūrėti po to internete. Delta kažkokias. Bošas 34. Čia ko gero jautina. Kilogramas 12 eurų. Gabaliukai. Vištiena. Kumpiai čia parsiduoda. Vienas kumpis 359 eurai. O šičia 129. Aliejus kokio pasirinkimo. 5 litrai 50 eurų. 50 eurų, 5 litrai kem 2 eurai. Čia reikia jau žinoti jų rūšės, pirmo spaudimo, antro spaudimo, kaina dėl to skiriasi. 42 eurai. Tokios kainos. Čia jau pigėja, 22 eurai. 5 litrai 46 eurai. Čia 32 eurai. Toks aslytė 26 eurai, 5 litrai. Visokių aliejų yra. Alkampo. Čia nevažiuojam. O, tašė per didelį. Nu ką, važiuojam dabar atgal į kempingą. Apsipirkom saldumynų, šunį kažką nupirkom. Vaisių, mandarinų, apelsinų. Važiuoju pažiūrėti, ten radau žemėlapį Saulės labirintas. Netoli aerouosto. Nelabai yra ką veikti, galvojau kažkur nuvažiuoti kažką pasižiūrėti. Kokį tunelį reikia pravažiuoti. Važiuoju palei kanalą link aerouosto. Saulės labirintas. Ten iš augalų ar iš krūmų padarytas Saulės labirintas. Dabar nežinau, kaip ten atrodys, nes visgi žiema. Ar bus tik pliki krūmai, ar bus kažkas žalia, tikrai kaip labirintas. Važiuojam, pažiūrėsim. O, aš jau atvažiavau ir galvoju,
Kam tik investuoti? Nieko juk čia nėra. Nei namų, aerouostų. Čia matyti Saulės labirintas, aš galvojau, krūmai jau bus be lapų, tai bus neįdomu. O čia gero eisiu pasivaikščioti, pasižiūrėsiu, ar aš galėsiu rasti įėjimą ir išėjimą. Įėjimą tai rasiu, o išėjimą rasiu. Pro krūmus neprasilaužiu. Labai jau tankiai apžėlė. Pirmiausia, einu tiesiai. Čia yra, kas nenori klaidžio, to nueiti pasižiūrėti jau to pagrindinio Saulės labirinto, kuris yra tikslas. Tai galima daryti šitą. Krūmai. Pro šitos krūmus nepraeisi. Turi rasti labirintą, išėjimą. Jie netgi neprasišveičia, jie tokie tankus. Ir gal žiemą jie bus be lapukų, tai kiaurai matysi. Tai galvojau, matysi išėjimą. Ogi ne. Ir žiemą čia įdomu. Tai va, grįžau jau ir prie dviračio, apėjau ratą aplinkui, garbės ratą. Dabar bandysiu įeidinėti į patį labirintą, pažiūrėsim, kaip jis veda, kur jis veda, koks tikslas, ką aš galiu ten įdomaus pamatyti viduj. Aha. Iš esmės, tai čia va ir parodyta, kad čia jei nori, tai čia gali praeiti, šiaip jau, kaip sakoma. O labirintas veda, vat, šitą keliu. Ir eina. Geras zigzagas, taip ir reikės eiti. Na, eina. Ir borteliai sudėti. Ko gero čia pasiklys, manau, neišeis. Aš matau, kad kelyje yra apšvietimo šviestuvai šičia. Toliau aplinkui šitą labirintą irgi yra apšvietimas. Spindulys nukreiptas į vidų. Ko gero dar ir gerai atrodo naktį. Naktį čia nevažiuosiu. Nu štai. Jau netoli rato centro. Tolsta. Nu. Čia šis labirintas įdomus tuo, kad ne kukurūzų labirintas. Atsibodu tavo eit pro kukurūzus, tu prasiskynį kelią ir gali nukirsti kelią kur tą. Čia ne, pro šitus krūmus tu nepraeisi. Ir esmė tame, sakytai, jau man atsibodo. Tai dabar nuėjęs gerą galą, nei grįžt, nei ką. Grįžtai, žinai, kad aš jau biškį nuėjau, o kiek man dar į priekį liko, irgi visiškai neaišku. Ir nors tu matai, kad visai išėjimas netoli kitoje pusėje, bet tu neprasiskinsi čia niekai. Nei prašliauši, nei praskrisi, nei pralipsi. Tikrai čia reikia paeiti. Ne, dviračiu vienas dalykas važiuoti, o pėstute yra ką paveikti. Man atrodo, kad aš suku ratus vienoje vietoje. Pats įdomiausias dalykas būtų, jeigu einu, o ten tupikas. O, tai čia būtų geras bairis. Gerai, daeisiu iki tikslo vis tiek. Ir žemėlapį nežiūrėsiu, ir telefoną neatidarinėsiu specialiai. Jei pats pasirinkau, tai pats ir praeisiu. Kaip ir Ispanijoje jau pasidarė ne taip šalta. Jau čia oras atšilo. Ar aš jau čia normaliai paėjau. Atrodo, jau tas ir 10 laipsnių ne taip jau šalta. Važiavau dviračiu, tai jau sustiręs. Myniau greitką su šiltu. Ir viską einu toliau, atrodo, jau išėjimas. Jau kaip ir prasišviečia. Bet ne velnio. Jau matau, kad artėju arčiau centro. Va jisai. Netikėtai. Geras. Teko normaliai čia pavaikščioti.
Einu pažiūrėsiu, kas dabar viduje. Nu, ką mes čia matom? Nieko ypatingo. Bet labirintas tai neblogas buvo. Nu, įdomu buvo. Ir man atrodo, toliau dar yra vienas labirintas. Pasižiūrėsiu. Aš čia važiuoju šią alėją. Medžiai be lapų, bet paukščiai labai stipriai čiulba. Toliau matau kažkoks aukštas. Irgi pastatas. Čia viskas vienam parke randasi. Va, kokis pastatas. Važiuoju. Lipsiu viršui, gal panoramas tvers tokia. Matau ežeriukas, fontanas. Nu tikrai yra įdomiai padaryta šiandien. Bet matosi gal ežeriukas, fontanas, veikiantis fontanas. Štai ir užkapa. O tai pasišokinėdamas ir varau atgal. Labai patogu eiti. Dviračiu važiuotai ir galva apsisuktų. Į vieną pasisukti. Gerai, kad dviračio netempiau. Posūkio neišiamu ir tiesiai į šitą ežerą. Gražu būt, ne? Atvažiavau prie sekančio labirinto. Šitą labirintą dviračiu pravažiuosiu, jau nenoriu kažkumai. Aha, šis labirintas žemesnis. Jau jį gali pražiūrėti. Tai dviračiu pravažiuosiu. Oho, arba ten. Važiuojam ten. Čia ko gero gali ir pasiklysti. Dviračiu. Po kairį, po dešinį, ką žinau. Po kairį. Išvažiavau atgal, į centrą nepataikiau. Grįžtu atgal, įdomu, į centrą pataikysiu ar ne. Nes tenais aš kaip ėjau, ten buvo tik vienas takas, negalėjai nuklysti. O čia tu turi pasirinkimą. Ar ten. O, vėl nepataikiau. Danu nafik. Kur man tada varyt? Kaip apgavystė gal. Arba aš per žioplas. Įvažiuoju per kitą pusę. Ta vienoj pusė įvažiuodavau ir niekaip nepatekdavau į vidurį. Arba tai specialiai padaryti, arba man nesiseka. Norėjau apgudrauti dviračio važiuodamas. Netgi ir dabar, jeigu aš norėtų prakirsti ir matau, kad kiaurai tvora, nei per ją perlipsi, nei ką sudraskys. Prasmės nelieka. Link centro artėjau. Štai. Išvažiavau. Įveikiau. Dviračiui. Išvažiavau iš labirinto. Važiuoju dar šią alėją, pėsčiųjų alėją tolyn pasižiūrėsiu, kas dar ten yra. Čia va po dešinį, kur labai daug uolų ir labai triušių daug. Aš matau iš kažin kur tik skutai, tik uodegos baltuoja, bet jų tai čia šimtai. Pabandysiu atgauti įliau, ar prasivesti dviratį, ar tyliai pravažiuoti, pabandysiu pagauti juos, pafilmuoti. Bet labai jau jautrus ir budrus. Aš važiuoju, jie mane mato iš toli, tik tai su uodega, matau, baltuoja, dingsta. Prieisiu arčiau, gal uolas parodysiu. Skylės kaip ir nedidelis, triušiai tokie nemaži. Nėra plėšrūnų. Veisiasi triušiai, kaip triušiai. Bet po du varinėja. Šiaip nesimatytų, jie pilki, bet uodega balta. Ir kai jie nuo tavęs dingsta, tai balta blikčioja. Nu ką, važiuosiu atgal. Bandysiu triušius pafilmuoti. Norėjau parodyti, kaip medeliai auga Ispanijai. Mėlyna šlangutė. Ir be jos, ko gero, jie net nudžiūtų šitie medžiai. O visur išvedžiota mėlyna šlangutė, čia vanduo paduodamas.
Ir medžiai žaliuoja vasaros metu, kai trūksta vandens. Jie žaliuoja, jie auga. Pasirūpina apie kiekvieną medį. Šlangutis išvedžiota. Ką be pažiūrėsite, šios medžius, ką visus matot, apie visus, o taip šlangutis išvedžiota. Ir balta uodega blikstelė. Čiks. Dingo, mane pamatė. Pavyzdžiui, ola viena va tokia. Va tokia ola. Dabar einu pasižiūrėsiu, kur jie dingo, tai triušiai. Va kita ola. Čia kita ola. O čia dingo irgi. Nieks nežiūro į mane. Olų daug. Nesenai iškasta, matau, žemės išknisos. Tai jie ir rausia urvos. Šviežiai žemės prirausta. Dirbo nesenai. Išgąsdysiu. O, kokia ola. Čia kita ola. O toliau va ten žalia. Ten jau olų nėra. Ar jam ten prisikas sudėtingiau? Visur olos, va. Skylės, kaip prieiti žemėje. Čia ragatkiai jūsų sumedžiotai. Tai aš einu. O, ten toliau, matau, irgi dingsta. Čia mažiukai triušiukai. Tokie biškiai kvailesni. Didesni tai dingsta iš anksto. Mažiukai tai dar pirmyn, dirstelna. Matosi, dirstelna, atšoka atgal, pasižiūro, pamiršta. Žiūro, matosi ten. Skorina atgal. Aš dar šitas olas pažiūrėsiu, šitai jie gerai prikaps. Birkti pastatau. Bet keista, lapių nėra. Lapės čia turėtų maistą. Vien urvai. Va šitas kalnelis, vien urvai. Šitai didelis urvas. Kuku, kas gyvena? Jis neatsako. Žiūrėjau dviračio. Irgi vieni urvai. Mane iš toli pamato. Kažkas žioptelės buvo. Vienas buvo visai arti, aš jo pats nemačiau. Šarkos čia irgi. Na, įdomu. Ispanijoje yra va tokios kirmėlė viena kabo. Labai pavojinga, netgi gyvūnai apakti gali. Šitų kirmėlių plaukučiai labai naudingi, jos kaip pasipurto, jos taip saugo save. Jų plaukai labai alergiški, tai nes šuo apakt gali ir žmonėm lygiai tas pats pavojinga. O Ispanijoje važiuodami matėm, kad daug labai medžių apsirgusios va tokiais va. Čia ne voratinklis, čia va kirmėlės. Kirmėlė. Negyva viena. Kur tau negyva? Jo, Gyva? No.
Gaudo. Gaudai D vitaminą. Iš ko gaudo vitaminą? Gaudai tu vitaminą? Nosytėj degina. Aš irgi nosytėj deginu. Degi. Nusprendėm, atvažiavom prie centrų Decathlon, Leroy Merlin. Sakėm, čionais apsižiūrėsim, per parduotuvės pereisim. Čia ir pernakvosim. Čionais nuo Toledo netoli, gal 4-5 kilometrai. O ryte važiuosim į miestą, nes pačiam mieste nėra kur stovėti, neleidžia pernakvoti. Decathlonas. Leroy Merlin.